Vakare su trispalvėmis rankose į tradicinę tautiškos giesmės akciją rinkosi ne tik marijampoliečiai, bet ir Liudvinavo miestelio, Caritas organizacijos, Kulokų, Netičkampio ir kitų aplinkinių kaimų gyventojai. Žmonės gyrė šią idėją ir džiaugiasi, kad akcija tapo bendruomeninę, vienijančią tautą. Turbūt kiekvieno Lietuvos gyventojo, kiekvieno vaiko ir suaugusio širdį, tad pirmas žodis ir Lietuva, kaip ir mama ir tėvynė, tad susirinkti ir visiems pagiedoti. Pats susibūrimas, tokia idėja, visa šita, tokia griebiant jau širdies ir kiekvienam, man atrodo, turėtų šitą įgyvendinti kiekvienas šitą atlikti kaip pareigą. Ši diena, Liepos 6, Mindaugo karūnavimo diena, tai yra tuo pačiu ir Lietuvos kaip valstybės pripažinimo diena. Tai mūsų Liudvinavo bendruomenė draugiškai visi sugiedosim, pažymėsim šitą žymę dieną ir brangę mums. Susirenkam, anksčiau buvo kasmet, truputį buvo nutrūkę tas giedojimas, bet palaikymas yra didelis. Kada skelbimus iškabinau, pasitariau su bendruomenėm ir aktyviausia Kulokų kaimų bendruomenė. Tautišką giesmę sutartinai giedojo ir vaikai, ir jaunimas, ir vyresnieji. Sugiedoję valstybės himną žmonės nesiskirstė, skaitė poeziją, dainavo liaudies dainas. Žemė Lietuvos, ąžuolai žaliuos, ąžuolai žaliuos, žemė Lietuvos, žemė Lietuvos. Ąžuolai žaliuos, žemė Lietuvos. Valstybės Mindaugo karūnavimo dieną jau 7 metus iš eilės lietuviai švenčia kartu giedodami tautišką giesmę. Tai unikali tradicija. Lietuviai yra vienintelė tauta, kurios atstovai visame pasaulyje visi vienu metu gieda savo valstybės himną.